Labas rytas. Ką, aš jau pajudėjau iš Kauno arba Kiolno, kur praleido vieną dieną biškį atsigavimui, atsistatymui ir elektronikai, rūbų skalbimui ir panašiai. Nes viskas visiškai buvo įsikrovę, tai viską reikėjo pasikraut, susitvarkyti rūbus, susidžiovinti palapinę, nes jau buvo visiškai šlapia po užpraeitos nakties ir panašiai. Tai viską pasidariau. Šiandien važiuosim toliau žemyn, miestelį, kurį važiuosim, neatsimenu. Niekas nuo to nesikeičia, esmė, kad judam link Prancūzijos, iki kurios liko berods apie 3 ar 4 dienas, man rodos, kad 3. Tai va, bet vėl judėsim per šitą patį regioną, per panašius kalnus kaip praeitas dienas, tai manau, kad oras išliks panašus. Tikiuosi, aišku, kad tik tais nelis, visa kita okei, bet, kaip sakiau, paskutinės visas kokias jau 6-7 naktis pralijo. Tai diena irgi palyja, debesuota, saulė išlenda karts nuo karto, bet jau ir vėsoka. Nu tai iš esmės ruduo jau kaip ir atėjo. Tai va, tai laukiu, kada Prancūziją pasieksiu, manau, kad ten biškį gal šilčiau bus. Nors panašu, kad regionas irgi bus bent jau to maršruto pradžioje toks pats kalnuotas. Tai ten, kur kiti kalnai, ten ir debesis, ir vėjas, o kur debesis ir vėjas, ten ir lietus. Tai va, kol kas nuotaikos geros. Aišku, tas jau visos kelionės nuovargis pabiškai jaučiasi. Atrodo, kad kuo toliau važiuoji, tuo daugiau lieka važiuoti. Taip įdomiai, bet jau turbūt 100% virš nuvažiavau. Kai didumo satelitas. Belia koks didelis. Jaučiu, šačiau net neina privažiuoti, bet blemba per kamerą toks mažiukas atrodo. Bet šiaip tai milžiniškas. Žodžiu, tikrai nemenkas. Pats viršus ir tada čia į apačią. Aš čia dar ant kalno, tai čia tik žemė, jis dar žemiau. Nu, cool. Gerai, varam toliau. Atvariau ką tik ir jūs nepatikėsit, bet liko 3 dienos Vokietijoje ir pirmą tik tais radau pastogę normalią. Ir panašu, kad kažkas neseniai buvo, nes palapinių vietos tokios dar nugulėtos. Čia gal grupė kokia buvo, nes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daugiau nei 10 palapinių turbūt. Tai ten tokie plėmai matosi šviesesni. Tai va, yra ir laužavietė. Čia
čia šitas pastačiukas nuo lietaus prisiglaust. Net ir malkų yra. Aišku, aš kirvio neturiu, tai nieko labai čia nepadarysiu. Čia kranelis yra, tik nežinau, ar geriamas vanduo, ar nereikės eit. Matau parašyta kažkas. Tai išsiversiu. Trinkwasser. O. Kein Trinkwasser. Tai negeriamas. Negeriamas vanduo, bet rankom nusiplaut. Ar ką visai gerai. Statysiu palapinę tiesiog, ten po to stogu tai nemanau, kad statyti reikia. Nes bijau, kad netyčia ant kokio stiklo ar ko atsigulsiu, paskui palapinę suplėšysiu. Ir šiaip čia šitas betonas, tai gana šaltas, suoliukai siauri labai, tai vėl netilpsiu. Tai tiesiog va šalia pastatysiu palapinę ir savo ramiai išsimiegosiu. O šiaip šiandiena tokia irgi įdomi. Kaip įdomi. Nebuvo, kad labai daug kilometrų nuvažiavau, bet susivėlinau, tai vėl stengiausi biškį paskubėti labiau. Bet kalnuotumas gana didelis buvo, ten virš 1000, gal 1,5. Tai reikėjo paprakaituot. Ir žiūriu, debesis kaupės, nes čia labai įdomiai. Kokią 10 valandą saulė išlenda atskėlus, nes prieš tai būna, kad naktį lyja ir debesuota, tada saulė prašviečia pusę dienos ir tada kuo daugiau valandų, kuo arčiau vakaro, tuo daugiau dangus pradeda pilkėti ir tiesiog kažkurio momentu pradeda lyti. Tai nežinau, ar čia toks regionas, ar čia tiesiog toks regionas ir ruduo, ar kas, bet tiesiog žinau, kad kai pradės temt, pradės lyt. Tai va, tai stebiu tos debesis, stebiu laiką ir bandau kuo greičiau susisukt. Always when people she comes says hello. Nice, very nice dog. What's his name? Sarina. Sarina. It's an Italy girl.
Labas rytas, tai šiandien aš su jumis jau sveikinuosi iš miestelio Vokietijoje pavadinimo Denau. Tai vakar nuvažiavau apie 9 km. Lietaus beveik negavau vos, tai visai pasisekė ir kaip vakar ir sakiau, tik atvažiavau, sutemo ir dėjo lietaus. Tai visą naktį pralėjo iš esmės, vėjas irgi gana didelis buvo, tai palapinės net kuoliuką ištempė. Tai naktį kėliausi, kad atgal įkiščiau, nes bijau, kad jeigu tą ištempė, tai kitus dar irgi ištemps, nors gana tvirtai prispaudžiau prie žemės. Tai va tai, bet išsimiegojau, bet kokiu atveju visai neblogai. Visą rytą nulijo, dabar 9:30, tai tiesiog laukiu, kol nustos tas lietus lyt, nustojo lyt, va dabar prasidžiovinsiu palapinę ir lėksim toliau. Tai planas yra tiesiog dasigauti iki Zell miestelio. Kaip sakiau, dabar labai orai permainingi, nes toks regionas lietingas, gana neskalnuotas. Ir kitas dalykas, kad vis tiek jau rugsėjo vidurys. Tai bandau kažkaip jau galvoti į priekį labiau, kur miegosiu, o ne paskutinę minutę ieškoti. Tai nes šiandien, tiksliau vakar pasisekė, o dažniausiai nelabai pasiseka. Tai va, tai yra daug kur miegot, yra kempingas, miestelis Zell, iki jo irgi apie 80 km kažkas panašaus. Tai ten ir važiuosiu, o jį, kad nuvažiuoti, reikės irgi per kalnus šiek tiek pravažiuoti ir tada teka čia upė tokia pavadinimu Moselė. Tai paskui tą Moselę, ne paskui, palei šoną tos Moselė upės ir važiuosiu kažkurią dalį. Tai maršrutas atrodo visai įdomus. Tikiuosi, kad neužlis. Dabar išsilijo, tai dangus kaip ir mėlynas, kiek čia matau, debesėlių yra, bet kažkaip atrodo, kad dieną mažai lyja, o paskui vakare, kaip atšala, tada pradeda pilt. Tai va, o šiaip šiandien jau yra 15 rugsėjo, tai tas reiškia, kad aš jau mėnesį su pusę keliauju. Tai kaip sakiau, jau daugiau negu pusę maršruto įveikta. Tai liko Prancūzija, Ispanija ir Portugalija. Portugalijos ten tik kelios dienos, panašiai kaip Norvegijai. Nėra labai didelis atstumas, nes iš esmės šalies kampą tik tais nuvažiuoju. O Ispanija ir Prancūzija, tai jau čia atskiri žvėris. Bet manau, kad ten bent jau orai bus geresni. Tai labai laukiu. Tai va, o iki Prancūzijos teliko šiandien, rytoj ir poryt, tai 3 dienos grubiai. Tai jau trečiadienį turėčiau būti Prancūzijoje. Tai va, o šiaip pirma stovyklavietė, kur galvojau, kad nemokama, bet šiandien buvo atvažiavęs vienas vyrukas, tai klausė, ar užsibukino, ar susimokėjau. Tai pasirodo, kad Vokietijoje stovyklaviečių turbūt gal ir nelabai yra nemokamų. Čia net ne tai, kad stovyklavietė mokama, bet tiesiog pastogė padaryta, tualetas lauko ir viskas. Tai pasirodo, kad net ir už šitą reikėjo užsibukinti ir mokėti. Tai va, aišku, jis iš manęs pinigų neėmė, pamatė, kad jau aš visus daiktus sudėjęs viską, tai sako, okei, jeigu vienai nakčiai, tai nieko tokio. Tai va, tai tokios tokelės, tai eisiu ruoštis, laikysiu čiurkas, kad neužlytų ir varysiu. Blemba, biški problem. Važiuoju kažkur 20 km, gal 30 nuvažiavau ir bėgiai tiesiog nebeveikia. Tai nei į viršų, nei į apačią, tai nežinau. Reikės žiūrėti, kas čia nutiko. Blemba, tikiuosi čia šitas biški atsiviepęs, kas nėra geras ženklas. Reikės nuiminėti ir žiūrėti, kas čia negerai. Tikiuosi,
šitas net nenutrūko trosas. Nu, žodžiu, reikia nusiimti, išsiardyti ir pasižiūrėti. Nutrūko kabelis mano dviračio bėgių. Čia nežinau, ar matysis, bet va čia sutrūkęs kabelis. Jis tiesiog išsiardęs visas. Tai va, metas ir paskui viskas, negali grąžinti. Tai šito jau pats nelabai pasitaisysiu, nes net ir kabelio naujo neturiu, naujo kabelio reikia. Tai žiūrėjau Google Mapsuose, už maždaug 3-6 minučių kelio yra dviračių parduotuvė, kuri atsidaro apie 1 valandą, nu tai iš esmės už 15 minučių. Tai bandysiu ten davažiuoti. Ir, nu, kadangi nedidelis miestelis, tai tikriausiai neturės labai daug įrangos, bet gal kabelis tvarkyt galės. Negaliu pykt. Pirma didesnė problema su dviračiu per visą kelionę, tai 4,5 tūkstančio kilometrų nuvažiuota ir kad kabelis nutrūktų, tai nėra dar tokios bėdos. Žodžiu, įsimesiu kokį vidurinį bėgį ir viskas, ir kažkaip dasigausiu. Pusę valandos, 6 minučių nėra labai daug. Tik kad labai kalnuota, tai ant to bėgio vidurinio, tai biški bus irgi nelengva minti. Nu, bet davažiuosiu. Tai all good. Ką, bandom dasigaut, rankai įsimesiu bėgį ir viską žiūrėsim. Tada bike shop'e kaip seksis. Time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Žodžiu, davažiavau aš iki vieno miestelio, nuvariau pas dviračių taisytoją, dviračių meistrą. Sako, ne, šiandien vienas dirbu, niekaip nespėsiu padaryti, važiuok kito miestelio. O kitas miestelis reikia važiuoti į kalną ir tada nusileisti nuo kalno. Tai buvo gal 15 km kažkur nuo to pirmo miestelio. Tai atvažiavau, čia pas vieną nuvažiavau meistrą irgi sako, ne tik tais rytoj ryte atvežk, rytoj per dieną padarysiu. Bet sako, dar viena yra dviračių parduotuvė, tai čia nuvaryk, parodi, gal ten greičiau padarys. Nu tai žodžiu, o čia tik 3 atsidarė, tai palaukiu iki 3. Atvariau, pats pirmas buvau, tai tik atidarė šitą duris ir aš įvariau. Tai sako, jo, gerai padarysim, bet užtruks irgi apie 1,5 valandą, ne dėl to, kad darbas didelis, bet dėl to, kad tiesiog labai daug žmonių. Tai vienas žmogelis, kadangi dirba, tai jis tai prie dviračio, tai prie žmonių aptarnaut. Tai žodžiu, sako, iki kabinę, pasėdėk ir aš sutvarkysiu. Tai sutvarkė viską, bėgus vėl sustatė, kaip turi būti. Ir paleido. Tai dabar jau 4:33. Tai labai daug nenuvažiuosiu, nes už 3 valandų kažkur už 2 jau temsta. Nu tai dar kokį kem kilų tikriausiai priklausomai nuo kelio. Tai vat, tai bandysiu davažiuoti iki galo, bet nežinau ar išeis. O šiaip tai oras super, tai nuotaika gera, kad ir su trukdžiais. Ir viskas, reiks varyti. Ai, beje, dar grandinę paprašiau, kad pamatuotų, tai sakė irgi, grandinė jau gerai nusidėvėjus,
Sakė, dar gali važiuoti, matė blogiau, bet jau reikia keisti grandinę, o jeigu grandinę nori keisti, tai ten irgi reikia keisti žvaigždės kai kurias ir panašiai. Nu tai žodžiu, daug reikalų, bet sakė, jau pradėti pabiškai galvoti ir didesnė mieste šitą dalyką pasidaryti. O dabar ką, važiuojam toliau. I lose my mind when I'm around you, how I come alive. When I'm without you, I can't help